Taigi 19 uždavinys ir duota yra štai šitokia funkcija ir reikia apskaičiuoti pirmoje dalyje, kuri pažymėta B raide, tai yra bendrojo kurso apskaičiuoti apibrėžimo sritį, antroje dalyje apskaičiuoti, įrodyti, kad funkcijos išvestinė funkcija yra lygi va štai šitokiam reiškiniui. Ir trečioje dalyje reikia tiesiog išspręsti nelygybę, kad f išvestinė yra daugiau arba lygų už 0. Aš tą nelygybę čia iš karto ir užsirašiau. Na taigi pradedam apibrėžimo sritis. Prisimenam, jog po logaritmų esanti funkcija turi būti teigiama, tik tuomet logaritmas turės prasmę. Taigi 2 plus x turi būti daugiau už 0 ir antrojo logaritmo po logaritminis reiškinys taip pat turi būti teigiamas. Tai yra 1 minus x yra daugiau už 0. Tai čia mes turim, kad x yra didesnis už minus 2, čia x mažesnis už vienetą. Na ir suderinę, aišku, galėjot ir mintinai, daugiau už minus 2, mažiau už vienetą. Ir tada atsakymas pirmosios dalies, intervalas yra nuo minus 2 iki vieneto. Tarp kitko, antroji daly tas atsakymas buvo, tik reikėjo budriai pasižiūrėti. Na, o dabar antroji dalis tikrai nelengva, todėl kad manau, jog logaritmo pagrindų 4 arba pagrindų 2 išvestinė tikrai rečiau skaičiuojat negu pavyzdžiui daugianario, tačiau palengvinimas koks buvo, kad valstybinio brandos egzamino formulinė yra logaritmo pagrindu A išvestinė. Taigi šitą formulę mes ir vadovausimės, naudosimės. Tai pirmiausia, perrašau skaičių 4, skaičių prieš funkciją ir dabar nuosekliai taikysiu štai šitą formulę. Tai būtų 1 dalinta ir čia būtų 1 padalinta iš x, bet pas mane ne x yra, o 2 plus x. Tai būtų 1 padalinta iš 2 plus x ir dar reikia padauginti iš logaritmo pagrindų e arba natūraliojo logaritmo skaičiaus 4. Tai būtų kart ln 4. Dabar, kadangi funkcija yra sudėtinė, nes argumentas yra 2 plus x, o ne x, tai todėl dar reikėtų dauginti iš 2 plus x išvestinės. Bet čia yra patogu, nes 2 plus x išvestinė yra vienetas. Dabar lygiai tą patį padarom ir su antruoju logaritmu. Tai būtų plus, čia dabar būtų 1 dalinta iš 1 minus x ir dauginu jau dabar iš logaritmo skaičiaus 2. ln2 ir vėlgi, kadangi funkcija yra sudėtinė, dauginu iš to sudėtinio argumento išvestinės, tai yra iš 1 minus x išvestinės, o čia jau išvestinė yra minus 1. Taigi dabar tvarkom toliau. Čia iš karto sudėlioju, kas į skaitiklį, kas į vardiklį ir bandysim apžiūrėti, kas čia yra bendro. Tai dabar 4, aišku, keliaus į skaitiklį, čia išvestinė yra vienetas, tai aš iš karto skaitiklį ir rašau 4. Dabar žiūrėkim toliau, perrašau 2 plus x. O dabar, jeigu žiūrėti į tą išraišką, prie kurios mes turim pereiti, tai yra va štai šitą išraišką, tai čia yra ln2. Tai čia turėtumėt pastebėti, kad 4 tai yra 2 kvadratu ir pagal logaritmų savybę, čia galiu aš užrašyti, kad ln4 tai yra ln2 kvadratu ir tada tas 2 nukeliauja į priekį, tai bus 2 ln2 pagal logaritmų savybę. Tai čia būtų tiesiog kart 2 ln2 ir iš karto 4 ir 2 susiprastins. Tada dabar šį čia gaunasi minus 1, aš tą minus 1 iš karto parašau prieš visą trukmeną, tai būtų 1 padalinta iš 1 minus x ir kart ln2. Dabar reikės subendravardiklinti. Tai dabar bendras vardiklis gautųsi štai toks, tai yra 2 plus x, 4 ir 2 susiprastina, čia paliks tiesiog 2 ir tuomet būtų ln2
Ir dar, žiūrint į antrąją trupmeną, dar į bendrą vardiklį įeis ir reiškinys 1 minus x. O ln2 jau yra, tai kart 1 minus x. Ir dabar sukonstruojam skaitiklius. Tai čia papildomas daugiklis būtų 1 minus x, o čia papildomas daugiklis 2 plus x. Tai čia būtų tiesiog 2 kart 1 minus x minus ir tada būtų 2 plus x. Na ir dabar belieka pasižiūrėti ir tikrai gaunam tokią išraišką, kokią mes ir turėjom gauti. Tai dabar skaitiklyje būtų 2 minus 2x minus 2 ir minus x. Tai čia 2 minus 2 tai susiprastintų, minus 2x ir minus x tai būtų minus 3x, o vardiklis tuomet būtų 2 plus x. Tada perrašau, kad nuosekliai būtų 1 minus x ir kart ln2. Na dabar belieka dar pertvarkyti, kad gautumėm štai šitokią išraišką. Taigi, belieka skaitiklį ir vardiklį padauginti iš minus 1, nes čia matom yra plus 3x, o vardiklyje x minus 1, o čia pas mus yra 1 minus x. Taigi skaitiklį ir vardiklį padauginę iš minus 1, skaitiklyje gautumėm plus 3, tai tada tą trejetą galim į priekį perrašyti, ln2 priekyje, ir čia gautųsi tada skaitiklyje plus x, o vardiklyje būtų 2 plus x padauginta iš x minus 1. Nes kai vardiklį padauginsim iš minus 1, galim bet kurį dauginamai dauginti iš minus 1, mums aišku apsimoka dauginti tą vidurinį narį. Taigi įrodėm tai, ką ir prašė antroje dalyje. Na, o dabar beliko trečioji dalis. Reikia išspręsti nelygybę f išvestinė taške x yra daugiau arba lygų už 0. Ir čia reikėjo atkreipti dėmesį, kad antroje dalyje buvo nurodytas intervalas x nuo minus 2 iki 1 ir čia buvo nurodyta ne kas kita, o duotosios pradinės funkcijos apibrėžimo sritis. Tai todėl ir atsakymas štai šios nelygybės, jisai ir bus tik tai x reikšmės iš štai šito apibrėžimo srities intervalo. Tai čia jau reikėjo iš karto savo mintyse tą dalyką fiksuoti. Na, o dabar žiūrėkim, kas toliau čia yra. Čia yra skaičius ir padaugintas iš reiškinio. Nelygybę mes visuomet galime dauginti arba dalinti iš skaičius, nes žinom jo ženklą. Tai čia galėjot su kalkuliatorium, su skaičiuotuvu apskaičiuoti, kad natūralusis logaritmas skaičiaus 2, kad tai yra teigiamas skaičius, nes 2 yra didesnis už vienetą. Taigi šitas skaičius yra didesnis už 0. Tai padalinę iš teigiamo skaičius mes gautumėm štai šitokią trukmeninę nelygybę. Taip, x minus 1 yra daugiau arba lygų už 0, nes tas skaičius yra teigiamas. Na, o dabar patogiausia spręsti šią trukmeninę nelygybę intervalų metodu. Tai dabar susirasim nulius, kuriuos atidėsim ant skaičių tiesės ir kurie dalins skaičių tiesiai intervalus, kuriuose tikrinsim reiškinio ženklą. Taigi, skaitiklis lygus 0, vardiklis x plus 2, x minus 1 nelygų 0, tai čia gaunam, kad x negali būti lygus minus 2 ir nelygus vienetui. Ir dabar imu, iš karto atsidedu tą intervalą nuo minus 2 iki vieneto. Taip, čia man sutampa su štai šiom reikšmėm ir tuomet atidedu 0, o 0 būtų pilna viduris taškas, todėl kad nelygybė yra negriežta, daugiau arba lygų. Na ir dabar turim lygiai 2 intervalus ir juose reikia tikrinti štai šio reiškinio ženklą. Na ir dabar paimkim štai šio intervalo minus 1 ir žiūrim, skaitiklis būtų neigiamas, čia skliausteliai būtų minus 1 plus 2 skliausteliai teigiami ir minus 1, čia skliausteliai neigiami. Tai ką mes turim? Mes turim 3 ženklus, reiškia
skaitiklis neigiamas, o vardiklis teigiamas ir neigiamas. Tai žodžiu teigiamas su neigiamu sudauginus, vardiklį irgi gaunam neigiamą, tai neigiamą padalinus iš neigiamo mes gaunam, kad štai šitam intervale nuo -2 iki 0 šios trupmenos reikšmė yra teigiama. O čia galim paimti tiesiog vieną antrąją. Įsistatę skaitiklį gaunam teigiamą. Dabar žiūrėkim vardiklyje. 1/2 plus 2, tai bus skliausteliai šie teigiami, 1/2 minus 1, šie skliausteliai neigiami. Teigiamą iš neigiamo gausim, kad vardiklis yra neigiamas. Tai tuomet visa šita trupmena yra neigiama. Mums reikėjo rasti, kur ši trupmena yra neneigiama. Tai būtų intervalas nuo -2 iki 0. Todėl atsakymas būtų nuo -2 neįskaitant iki 0 įskaitant.